Neseniai praūžęs inovacijų festivalis IF Vilnius ir dizaino savaitė atgaivino Gedimino prospektą netradiciniais dizaino objektais. Knygynų Vaga vitrinose buvo galima išvysti stilingus minkštasuolius, krėslų šviestuvus ir netgi žinomą amerikiečių astronautą Neilą Armstrongą. Į tai žiūrėjom ne tik tai kaip prekybininkai. Kaip prekybininkai sakau dėl to, kad turim 3 knygynus Gedimino prospekte, bet ir kaip piliečiai, kaip Vilniaus gyventojai, kuriems šiek tiek skauda širdį dėl merdinčio Gedimino prospekto. O išsigąsti, kad dizaineriai padarys kažką tai tokio labai netikėto, tai nebijojom, nes iš ties tai yra gražu, tai yra inovatoriška ir tai yra susiję ir su mūsų koncepcija atnaujinti tiek knygynus, tiek apskritai skaitymą padaryti madingu ir skatintinu dalyku.